Tai pradedam anime zonos epizodo numeris 7 jau, ne? Kaip čia kažkas minėjo dabar mūsų YouTube komentaruose, kad kepam kaip blynus. Gal ir gerai. Gerai, tai šiandien mes vėl 3 esam, aš Dekatana. Nu tai aš Killerby apsirgęs biški, bet kaip nors. O aš Čimbiukas, kaip visada gyvas vis dar. Vis dar. Gerai, ir šiandien mūsų tema yra klasikos iki 95 metų, ne? Taip. Ja. Asmeninė, kaip mano kontekste, tos klasikos yra, kur man patikė. Yra, aišku, kitokie anime, kurie ne visiems jaučiu patiks iš to mano sąrašo, bet aš žiūriu, ką noriu. Mano klasika yra man klasika. Tai jo, tai žiūrėkit, aš dar noriu žodį tokį irgi tart biški dėl apskritai apie tą klasiką, apie old schoolą, kaip ten jau pavadinti jau taip jau tiksliai. Aš, aišku, žmogus esu pakankamai senas, bet tikrai praeities neidealizuoju. Ir, pavyzdžiui, aš atsimenu, kad prie Ruso buvo, pavyzdžiui, ledai buvo 3 kapeikos, ne? Bet ledų rūšys buvo 3. Šokoladiniai, vaniliniai ir vaisiniai. Kaip čia pasakiau, žinai, norisi karamelinių bent jau, pavyzdžiui, kad būtų. Aišku, tipo, sakydavo, visi turėdavo darbus. Taip, turėdavo darbus, bet kas ten dirbdavo, kiek dirbdavo, tiek ir gerdavo. Žodžiu, tautą tik nugirdė. Su anime irgi tokie yra... Tokie panašus pas mane santykiai. Taip, aišku, seniau buvo mažiau vaikų, daugiau kraujo, bet kaip pagalvoju, ten irgi didžioji dalis tų visų old school buvo tūpi bajevykai. Ale Bruce'as Lee, ten Van Damme'as ir taip toliau, žinai, jeigu paimti tos vakarietiškus filmus. Ne? Ten mušasi, daužosi, spardosi, kraujai taškosi, ir ką, Taip. Pas mane irgi sąrašas dėl to yra pakankamai trumpas. Manau, čia pas visus bus gan trumpas. Jo, išrinkti tokie jau patys. Ir be to, dėl ko buvom nusprendę, kad reikia paaiškinti, kodėl nusprendėm iki 25 metų. Nes 25 metais išėjo Evangelionas. Ne? Ir iš principo nuo to laiko, galima sakyti, anime pasikeitė negrįžtamai. Atsirado daugiau simbolizmo, daugiau tokių psichologizmų, daugiau ten žliumbimų ir panašiai. Anime jau po to pavirto į tokį, galim sakyti, šiuolaikinį anime. Ne? Ir dar viena priežastis iš principo, dėl ko, jeigu imti, tarkim, nuo 95 iki 2000 tiek išėjo gerų anime, kad reikėtų paskirti 1, 2, 3 ar 4 podcastus, vien tik jiems. Tiesiog neužtektų laiko, neįmanoma. Nes ten tiek nerealių išėjo, dar jeigu pridėjus dar 5 metelius, tai nuo 95 iki 2005 metų, tai aš iš vis laikau anime toks kaip aukso amžius. Ten, kaip pasižiūrėsi, visi grandai tokie superiniai išėjo tuo metu. Po to ten jau vienas kitas. Tai tiesiog tiek. Golden Age. Nes toks, bumas, tai aš dariau tą sąrašą pagal anime, tai nuo 25 metų ten jau... Eina visi. Geometrinė progresija prasidėjo visi jie. Ja. O dabar šitoje laidoje mes jau tokius tikrai senus, tokius jau, kur gal pamirštus kažkiek daug ko. Daugelio nežinomus, manau. Šiuolaikiniai kartaliai net nežinos iš vis apie juosius, arba bus narašę juodą į sąrašą vien dėl animacijos, vien dėl to, kad seni. Būtent. Išskyrus Dragon Ballsus turbūt kokius ten. Ja, aš galiu pasakyti, mano nuomonė yra čia paprasčiausia, kad jeigu žmogus laiko save anime gerbėjum ir nekenčia ar nurašo senus tokius anime, tai toks jis yra anime gerbėjas paprasčiausia. Jeigu, nepykantą žiūri į anime, kai mėgsta anime. Tai yra toks hipokritikai. Ne, tai aišku, tos senus gali irgi išbrokuoti lengvai, aš esu išbrokavęs jų ten 100 turbūt. Tai jo. Bet priežastis turi būti normali priežastis, ten kažkas tai nepatiko, ne tai, kad snukis blogai nupieštas kreivai, žinai. Čia ne priežastis. Kad ten siužetas, personažai, ten veiksmas, ten dar kažkas lieva. Tai tada taip, bet tikrai ne tai, kad ten kažkoks jisai senas. Čia kaip pavyzdžiui, kaip pavardinti kokius geresnius anime, tai susilaukia tokių komentarų, kad jeigu tau patinka 90-mečio anime, tai tu juos ir žiūrėk, nelys čia. Tokio tipo, žinai, apie tokius žmonės ir kalbu. Tai čia pagrindė dabar vaikai nuo 2000 metų kažkur. Tai nuo 2010 gal netgi, kurie... Ne, aš kalbu 2000 gimimo. Jo. Jo, ir jie vietų visų iki 2000, aš manau, labai minimalę esą matę. Nes jeigu, pavyzdžiui, Claymorą žmonės vadina old school'u, tai aš net nebežinau. What? Geras. Jo, čia, girdėjau aš tokių atsiliepimų, kad Claymorą yra old school'as jau. O jis ten 9-8 metų, ne? Jo. Aš dar jaunas ir gražus buvau. Tai kas pradeda, mestelkit bombelę kokią. Tai čia, manau, visų sąraše bus, aš pradėsiu gerai, Gerai, pradėk. Visų sąraše bus toks dalykas, kaip aišku, Akira. Jo. Čia nemanau, kad tai negali būti, čia yra, tų laikų buvo bombas, dar šiam amžiui yra puikiai žiūrimas, visas jau pastatymas, filmai, jis nebuvo grinai ėjęs pagal manga ten visiškai kitokia, šiek tiek yra, dar tęsiasi labai, bet pats filmas yra aukštas pastatymas ir tas visas orkestras ir muzika ten jau visa įvesta
viską. Aš dabar neseniai buvau peržiūrėjęs, tai man žiūrėjus jisai... Kaip naujas, ne? Nu, ne visai kaip naujas, bet labai daug ką duoda žiūrint tokius anime, tas nostalgiškas jausmas irgi, tai šiek tiek, žinai, šališkai jautiesi, bet kai paskui pagalvoji apie tai, tą visą kokybę atkreipi dėmesį. Ir metus atkreipi dėmesį. Ir metus ypač jau, kai pagal tų metų animaciją, tai ten yra iš viso figieno ir istorija labai jau gera yra. Jeigu filmą pastatytų pagal, bet ne, geriau jeigu nestatom, nesugadins filmą. Ne, čia nepavyks. Ne, nu čia vienas iš tokių anime, kur tu gali mylėti, nekęst, bet, nu, abejingas tu jam nebūsi, ta prasme. Nu, tu turi vis tiek įvertinti, kokią jis turėjo įtaką visai ateinantiem anime, ne? Kad, jis tikrai nunešė smegenis daugam tuo metu ir aš, pavyzdžiui, žiūrėjau, tai čia praėjo po jo ten 20 metų, jis, žinai, kaip buvo pasirodęs. Ir vis tiek man smegenis nunešė. Tai sudaug tiem žmonėm, kurie matė tuo metu, koks turėjo būti ten, boom. Ten turėjo būti... Ja, 88 metų anime, kas nežinau. Tai čia jau 30 metų daugiau praėjo. O jis dar iki šiol skaitau, kad yra stiprus, kaip nežinau kas, kaip bomba. Tai o kas nematė ir skaito save anime fanatiko, šitą anime turi būtinai žiūrėti. Tai tada aš sekantį, irgi panašaus lygio, kad labai tinka dabar šitoje vietoje bus. Aš angliškai pasakysiu, jis toks biškai paprastesnis pavadinimas The Wings of Gainamise. Čia pirmasis Gainaxo filmas. Jie pradėjo šituo filmu savo, kaip normalios studijos gyvenimą. Ir, nematęs, tai irgi, tu sakant, laukiškiemą. Čia yra, iš tikrųjų kokybė šito filmo, tai yra, galima lyginti su Akira ir su tom Miyazakio visais ten tais filmais. Nereali. Ir ten problematika iškelta, ne, tuo metu ir dabar lygiai taip pat gerai žiūris, nes, to ir dabar yra ta korupcija, politika, karai, kvailumas žmonių, godumas ir taip toliau. Tas mentas tokia klasika, kuri nepraranda savo vertės ir dabar, ir dar po 10 metų bus galima žiūrėti ir taip toliau. Ir dar, aišku, tuo metu tokia sci-fi romantika dar jaučiasi, kad, tas men toks, kad skrydis į kosmosą, čia kažkas tokio, čia, žinai, žingsnis žmonijos priekį, o ten iš tikrųjų ta žmonės padėjo ant to viso reikalo ir taip toliau. Tikrai sunku nupasakoti šitą filmą reikia pažiūrėti. Irgi kiekvienam, kaip ir Akira, kiekvienas anime gerbėjas turi pažiūrėti. Bet sunku patikėti, kad, kai to 80-mečio filmuose tuose kiek daug darbo įdėja, viskas daryta rankom. Ne, ten kažkokie gal buvo, kažkokie ten pagalbinės priemonės tokios, bet, ten minimalios. Bet labai minimaliai, ne taip kaip šiais laikais. Gerai, šitą irgi dėdam listą. Čia praktiškai manyčiau, kaip galiu pasakyti, visą, ką mes šiandien kalbam, bet aš kiekvienas turi peržiūrėti. Tikrai taip. Arba iš vis grįžti prie hollywoodinių filmų, tada pamirštami. Gerai, sekantis Čiombiku. Taip, sekantis bus mano, aišku, gal ne toks stiprus, kaip čia jūs pasakėte, tai būtų Battle Angel Alita. O, tai pas mane sąrašas yra irgi. Tiesiog labai geras anime apie, irgi toksai, vienas iš pirmųjų bus tokių postapokaliptinių, aš kiek manau. Cyberpunkas. Cyberpunkas. Ir, tiesiog labai gili mintis jame. Aišku, Madhouse'as jį kūrė, tai čia nenuostabu tai yra. Gaila, kad buvo tik tai 2 ovos, bet tikrai labai įspūdingas. Nes manga ne iki šiol eina, nežinau, iki šiol eina, bet toliau istorija tęsiasi stipriai toliau tęsiasi istorija. Ten yra arenos, vyksta ir viskas. Vienas iš pirmų mano anime, kur aš jį mačiau irgi, bet aš jį mačiau kasetėje. Aš jį kažkaip, žinau, nelabai matęs, pripažinsiu. Esmė tame, kad ten yra miestas viršui, kur utopija ir žemė, kur yra visą nuniokota ir ten distopija, galima sakyti. Čia yra distopinis anime, kur pasaulis yra viršui elitas, apačioj šlamštas gyvena. Ir ten savartinė atrado robotų detalės, vienas mokslininkas, kurį surinko, atgaivino ir padarė tokį... Ir padarė tokį robotuką. Jo. Taip, mergikė. Bet aš kažką bandžiau, atrodo, žiūrėti ir ten man kažkas, ten pirmiausia 2 ovos, tai ką ten žiūrėti, nėra ką ten žiūrėti. Istorija yra užbaigta. Bet tai kokią tu istoriją gali išvystyti per 2 ovas, tai kiek ten ovas? O tu pamėgink pasižiūrėti. Ar 4 minučių, kiek tai nustrunka? Bet tu pamėgink pasižiūrėti, suprasi.
Nu tikrai, žinau. Atrodo tikrai tik 2 ovos, bet labai gerai išplėtot. Valandą laiko trunka bendrai sumai. Ko aš labai laukiu, kad James Cameronas padarytų tą filmą pagaliau, pagal šitą anime. Jo, jisai kažką minėjo, kad nori pradėti daryti tą filmą, bet kažkaip nutilo paskutinius 4 metų. Jis yra pre-production nepažymėtas kaip ir vykstantis, bet... Vykstantis jisai vis dar. James Cameronas, tikiuosi nesugadinsis. Jeigu kas nors kitas darys, tai... Bijau, kad nebus. Čia turėtų, jeigu filmas bus kažkas bent jau dalis taip kaip anime, tai bus nerealu. Šitas anime aš irgi skaitau, jis yra mano listė, vienam iš aukštesnių pozicijų. Tikrai. Vienintelis jau didžiulis minusas yra, kad visa istorija toliau tęsiasi mangoje. Tai galime sakyti, yra Mandalūras. Būtent. Sekantis mano yra pozicijoje, galime sakyti, 2, 3, tai yra Barefoot-gen. Kas nors matė? Kas čia toks? Koks čia? Čia 83 metų anime Barefoot-gen. Tai yra apie Hiroshima ir Nagasaki. Jo, tas basakojas genas. Jo. Barefoot-gen? Jo, čia Japonijoje aš dabar kiek skaičiau, kažkas bando įsikovotas teisės, kad rodyti mokykloje iš to kaip vos ne supažindinantį ar mokomą į anime. Aš jį mačiau kažkada per Rusijos kanalą 95 metais, nežinau kokiu būdu. Tai man įsimintiniausi buvo momentai, kai tas buchurėlis dar prieš tą bombą visą ten šnobulių snargliai šaudė į jungiklį lempos, kai tą bombą numetė, kaip tenais tą šunį išlydė, ten vaikas su motina. Va, tuo metu tai buvo žiauriai smegenys man buvo ištaškis. Gerai, tai šitas yra toks, galima sakyti, supažindinimas per su istorija, šiek tiek su gyvenimu po atominio sprogimo, kas ten vyksta, mirtys visokios. Yra stipriai dramatizuotas anime. Va ko aš pasigendu šiais laikais. Aš senų anime mėgstu ne dėl to žiaurumų, ne dėl to snukių daužymų, bet dėl atmosferos, dėl to viso dramatizavimo. Dramatizavimo šiais laikais nėra. Visos tos mirtys dabartinius animuose yra, čia mirė, čia masinės. Nu jo, maždaug mirė. Vis tiek prisikels paskui. Kitoj serijai. Jo, būtent viską labai pagadino tas Dragon Ballas su tai savo prisikelimu. Tai čia Dragon Ballas 88-76 metais prasidėjo. Tai čia nekaltingiau. Taip, tai vis tiek. Iki tol buvo miršta, tai taip viskas mirė. Ir nebuvo taip magical resurrection, visokie tokie dalykai. Tiesiog, kažkaip labiau dramatizuojama buvo, kaip ir minėjai. Po biškai įsivystė, tiesiog dabar eina tai, ką žmonės nori matyti. Jo. O jie nori matyti blizgančius visokius kovas ir snukėdaužius ir gražią animaciją. Daugiau niekam nereikia. Kaip hollywoodiniai filmai, jie visi myli tuos superherosus. Jo, dabar anime eina tam lygiai, kaip buvo hollywoodiniai filmai prieš 15 metų. Čia kaip tas aktorius dabar kur čia vadinosi Star Trek'e, nepasakysiu jo vardo, kaip vadinu, dabar kinematografijos amžius yra didžiausiam nuosmukį. Tai panašiai galioja tas ir anime iš tikrųjų, kokybinė prasme, bet, nesiplėsime apie tai. Tai va, šitą anime skaitau aš vertas tikrai žiūrėti. Jisai turi didžiulį istorinę vertę, vien dėl to. Man kažkaip pasirodė per daug baisus, aš nežiūrėjau. Man irgi kažkaip pasirodė toks. Nes, ten sprogimai atominiai kažkaip. Man atrodo, man jisai būtų per sunkus toks. Tai va, aš taip ir pamaniau, kad man tai bus. Dėl to yra klasika. Taip. Toliau, Killer Bee. Tai dabar bus toks labai, irgi, ką žinau, turbūt, kad nematę būsit. Bastard. Toks anime. Matęs, bet aš jo nedėjau į sąrašą. Žinau, jis neblogas, apie tą su stipriom galiom. Apie blogietį, kad blogis turi nugalėti blogį. Apie tai, ir kad prikėlė tokį blogietį ir jis ten eina visus ir talžo. Man tai kas ten įstrigo, pirmiausia, tasgi parodijos elementai. Ten tyčiojasi pakankamai iš štampų gerai ir kaip dar tokio amžiaus anime, sakyčiau, senas, tai jis, atrodo, medžiagos netiek ir daug ir buvo, bet jisai tyčiojo tai kaip turi būti. Jis toks galbūt daugiau kaip sarkazmų lygyje. Jo, ir kovo šiaip ten tokios visai neprastos ir animacija graži visai kaip to meto. Viskas ten su juo labai kokybiška, labai gera. Vertas dėmesio tikrai. Ir personažas toksai kietas. Jo, ten personažas kietas. Ir ten burtai pažiūrė, kad ten, čia žinai, ten iš rankos kažkoks fireballas. Ten normaliai skaito burtus. Tai visai įdomu. Jo, ten tarsi šitas geras. Aš tai kai ėjau per sąrašą, nedaug radau, bet šitą tai iš karto įdėjau. Man jis patiko irgi, aš įvertinęs esu 8, tai anedibė. Tai aš irgi. O jau pačio reitingas yra tik 4. Čia dar vienas akmuo į tavo reitingų daržą. Man jis patiko. Jis nėra labai figienas, jis nėra kažkoks daugo, bet jis, nežinau, čia priklauso nuo pačio žiūrovų. Man jis asmeniškai irgi žiauriai patiko. Pati OVA ėjo nuo 92 metų iki 23 metų. Tai nėra toks labai senas jums vaikučiai labai senas. Jisai tipo panašus į Berserką, ne, kažko? Jisai nėra toks rimtas.
Ai, nėra toks rimtas? Jis daugiau, jis ant bairio daugiau. Čiagi šaunenas yra. Bet tų laikų šaunenas, tai žinai. Nu, nežinau, ar šaunenas explicit violence, nudity. Šaunenas, tų laikų šaunenas toks ir yra. Ai, nu, geras, geri laikai buvo. Geri laikai buvo, jo. Nu, tik tai aišku, kad tokių šaunenų reikėdavo iškotis kasetėse, žinai, visokiose. Tai abasiūstis ant 10 km per sekundę. Tai va, sekantis yra anime tavo. Taip, sekantis bus mano video Girl Eye. Aš šito ir laukiu. Tai aš irgi jau. Va šitas man buvo, nežinau, labai irgi įsimintinas. Ir manau, vienas iš pirmųjų bus tų, kurie ten, va, tie sudden girlfriend appearance'ai, va, jisai pradėjo tą trendą, aš manau. Nu, Dana, man atrodo, 2 senesnis, nebus. Dana 2, bet tai ten nebuvo taip, kad iš karto... Nu, kaip ten irgi atsirado iš praeities. Atsirado realiai. Dabar kaip tik žiūriu Dana, tai kol kas labai patinka, labai nedaug liko, šiandien pabaigs. Tai gerai, jo, tai ten, daugmaž panašaus ten laiko. Nu jo, panašu. Man atrodo, autorius yra tas pats jų ten iš tikrųjų. Ai, šis gerai. Nes, ir pagal dizainą personažų labai matosi. Man šiaip Dana 2 patiko labiau. Man ta mėlynplaukė su kasyte mergaitė, tai aš nežinau. Tai šakės geras. Aš tai nežinau, ant žaizdos uždėčiau, žinau. Ir Dana yra vėliau išėjęs. Vėliau? Jo, 94-ais, Ajus 92. Nu, tai tas video Girl Eye aš asmeniškai, atrodo, nesu matęs. Čia yra OVA 6 dalių, 22 metų OVA. Kas yra čia? Eči? Bet tų laikų Eči visai kitoks buvo. Jo, visiškai kitoks. Nu, ten jo, toksai. Mažiau privertinis toksai. Jo, nebuvo tų staigių šiknų atsiradimų ir taip toliau, žinai. Ten buvo toks labiau realus. Bet pirmiausia, ten piešimas, koksai tas šiltas, lempinis piešimas toksai, tai veidukai tokie. Netgi kai žiūri toks, mielas. Bet čia tikrai nepasakysi, kad ten kreivas šleivas kažkoks. Jo, tikrai nepasakysi. Gražiai, viskas apvaliai, piešta, tas mimikos kokios, jos gyvos, ten, šiais laikais su kompu taip nenupieši. Ne, bet tikrai jisai man visą gyvenimą atsimins, nes, šakės labai man patiko. Ten emocijos kokios, personažai. Tas man tai kas, Danatai, ten, sakau, pabaiga yra tokia belė kokia, kad, taip sušiko visą įspūdį, kad... Nespoilik. Šiandien noriu pabaigti ir tada pasakysiu savo nuomonę. Video Girl, tai kažkaip Video Girl man patiko tikrai irgi, bet man šiaip netaip įstrigo į atmintį. Man tas labai įstrigęs buvo, šakis. Bet abu tikrai verti, ypač kas biški prie romantikos, tai tikrai pažiūrėkite, nenusivilsite. Taip, labai. Gerai, mano eilė, ne? Taip. Aš galbūt netgi norėčiau čia dabar paminėti ne kaip kažkurį konkrečiai filmą ar anime, bet taip kaip visą jų kategoriją, visą studiją. Tai yra visi anime. Jo. Taip, praktiškai kiekvienas anime, kuris jų buvo išleistas ir tapo momentinė klasika, įskaitant Kiki Delivery Service, Laputa, Castle in the Sky arba Nausicaa, kuri žiauriai panaši yra Mononoke Hime, žiauriai panaši, My Neighbor, Totoro. Visi šitie filmai yra nerealius klasikus. Čia Miyazakis, ką kūrė, ką prikopės idėjus, viskas buvo šedevrai. Tik man, aš tai šiaip tokia, turiu nuomonę. Tai yra pasakos. Pasakos, taip, bet man tas pasakos, aš nežinau. Pasakų aš prisiskaitęs, prisižiūrėjęs labai daug, aš man tokio kažką rimčiau norisi, žinai. Dėl to aš tiesiog animei neieškau pasakų, man tai. Tik tiek, aš aišku, esu matęs porą tikrai. Tai čia visi beveik matė bent po porą. Nes čia jos netgi per teliką rodo. Jo, per teliką rodo labai dažnai. Lietuvišką ir per rusišką ir kur tik nori televiziją ten surasi. Man du patiko labiausiai iš visų Ghiblis tų kūrinių, tai yra Nausicaa ir Mononoke. Yra du, bet jie yra žiauriai panašus, abiejose gamta. Kur jo, apie gamtą ten, kur ten tokie kaip Mauglis lakstė merga ten. Ant skraidžių ant to paračiuko visokio. Jo. Ir tie vabalai tokie kaip tarakūnai tenais. Visas toks stilius man priminė šiek tiek, kai žiūrėjau 70-mečio anime, bet jisai nėra kilintuose, 84 metų. Tai jo, tai panašiai ir buvo. Ta muzika visa tokia sintezatoriniai. Toks, nežinau, taip žiūri, taip kaip šviesų šou. Malonu, irgi malonu žiūrėti. Ir netgi, kaip čia, visą laiką išlaikė per tuos kelius dešimtmečius tą personažų dizainą tokį. Žiūriu anime, matai jau iš karto, kad Ghiblis ten darė tą anime. Vien pagal akis, vien pagal mergaičių veidus. Toks daugiau gal tasgi Disnėjaus, va. Jo, čia kaip japonų Disnėjus. Kažkas tokio, jo. Aš asmeniškai rekomenduoju visus Ghibli studijos dalykus. Jeigu ten tikitės visokių žarnų, snukėdų už jų ir taip toliau, tai nebus, nes tai yra
pasakos, kažkiausiai mielus, šiltus pasakyti. Šeimos anime, šeimininė anime. Taip, šeiminė. Tai aš paskutinį, ko dar paminėsiu. Rimtai? Jo, trumpas. Legend of the Galactic Heroes. Ai, norėjau aš minėti tą. Spėjai. Nu, tiek, kad aš kažkaip man gadino biškį įspūdį. Šiaip labai geras, rimtas, ilgas anime su siužetu, su personažais, nu, piešimas toks šiaip neblogas. Jo, piešimas tai stiprus. Jo, tik tais man gadino ten tą įspūdį, kad ten labai kūrėjai ant, tas nu kaip yra, ten dvi pusės yra demokratija, yra aristokratai, ne? Ir aš buvau šiaip tai to aristokrato pusėje. O visas anime, jis tai taip labiau kažkaip ant tų demokratijos, taip žinai, labiau linko ir man tas tai biški nervavo, žinai. Šiaip tam anime, kas yra, kad abidvos pusės, kad dabar šiuolaikinius yra šiek tiek viena pusė subloginama, bet čia yra tokie būdų kaip... Tam jos abi šiaip tokios panašios, jo. Bet pasakau, pats kūrinys vis tiek linksta link to. Aš seniai labai žiūrėjau, man atrodo, nebuvau baigęs žiūrėti. O tai čia jisai gal panašus į Crest of the Stars kažkiek? Kaip, nu ten tokias... Jis yra žiauriai rimtas, jis yra žiauriai lėtas. Jis ten tokios kovos masinės, masovkės, ne, kosmose. Jo. Bet ten romantikos, tai ten tokios labai nėra. Tai labai. Ne. Čia yra, galima sakyti, dviejų rivalsų. Kaip jie vadinasi, rivals lietuviškai? Priešininkai. Priešininkai? Ne, kaip čia? Banaliai skamba, ne? Ne, banaliai skamba. Tai gal nesakysiu tada nieko. Man patiko visas jau pastatymas, jis tos yra kaip lyg skaitytum lėtą knygą, taip lėtai žiūri, neskuba tos personažus vystų, jų visas santykius vystų, politikas vystų, visą... Nėra nuobodžiai. Nenuobodžiai. Jis įtraukia, tai prikausto dėmesį. Visas tas naratyvas, pasakojimas, tas balsas. Tu netgi baigi endingą. Endingas vis dar eina ir pasakoja, kas ten vyksta. Toliau papildo istoriją kažko. Taip, nu, kaip filmas, senų filmų stilium daryta. Tai tik tai man dar kas ten tiesa užstrigo, kad kadangi yra ten du superprotai, ne, ten tas tipo gėris blogis arba nu tiesiog Jan Yun, ten žinai kaip ten. Yin Yang, jo. Bet tarsi, kad tie superprotai būtų dar protingesni atrodytų negu yra, tai ten tie visi kiti yra tokie, nu, beždžionių lygio, žinai, tokie, nu, visiškai besmegeniai, ta prasme, ten, be tų dviejų jie nieko nesugeba. Čia, jo, čia sakau, nuo akmens amžiaus laikų tas išlikęs tai toks dalykas, kad du priešiškos pusės ir po vieną tik tais tokį genijų. Nu, tai gerai, nu, ten dar porą, duokit protingų žmonių, ten, žinai, už kurios galima kažkaip ten pasirgt biškį. Ne, tai ten visi sako tokie lopai, kad ten, nu. Vat dėl to man patiko, kaip per Code buvo irgi pagrindinis su smegenim dydžio, tai aš neįsivaizduoju kai kas. Bet aplinkui irgi buvo labai daug visokių protingų, jam pagelbėtojų ir priešininkų protingų. O tas labai tą atsvėrė. Čia išimtis. Čia biškijo kitoks variantas. Ir kad supažindinti, tai čia yra OVA. Čia yra OVA, kur yra 110 epizodų. Tai čia yra labai įdomus toks neįprastas dalykas. Na, ja. Ir pati šitą OVA ėjo nuo 88 metų iki 97 netgi. Tai gan ilgas. Ir dar išėjęs 2017 metais jam kita adaptacija, kuri, kaip supratau, nebus tęsinys tikriausiai, bet bus tiesiog kita adaptacija. Remeikas, ale? Na, tikiuosi, nebus remeikas. Tikiuosi, bus kažkas gal iš kitos perspektyvos. Bet remeikio Berserko, kai padarė, tai buvo gan neblogas. Šūdas buvo. Kodėl? Nu, jisai patiko man, bet jisai... Man tai patiko. Jisai buvo... Visiškas gavno. Aš kaip seno serialo gerbėjas galiu paliūdyti, kad naujas yra šūdas. Man irgi senas Berserkas labai patiko. Nu, man irgi patiko. Aš žiūrėjau naują Berserką ir aš tiesiog mačiau, kad tai yra senas, bet žiauriai nukapotas, suspaustas. Jo, suspaustas, bet... Jeigu jau sako, kad serialas senasis jau kažką ten išmetė, nu, tarkim, tai filmas išmetė dar tiek pat ir dar plus. Filmą išmetė, bet, pavyzdžiui, tas visas pertikimas tai buvo beveik toks pats. Irgi nebuvo ten tų prakeiktų cenzūrų ir taip toliau. Nu, tai taip, bet personažai, kur buvo atskleisti ir jų, dėl kurių pergyvenai filme, tau ten žuvo, pavyzdžiui, pabaigoje, net tau visiškai damapačiai, kad ten Čia tokį baisų spoilerį dėk. Tai galėsgi ištrinti. Tik visi žino, kad Berserk Sakau, man tam senam tai tam buvo, man ten smegenis nurovė, totaliai, aš ten vos neverkiau, žinai. O tam, tai pofik visus ten pasiimkit, nafik sujieskit. Nes, sakau, jie buvo neatskleisti, jie buvo tokie buratinai, vaikščio kažką tai darė, žinai, jie neįdomus. Sakau, gerai, čia off topikas vėl. Buvo gaila vien dėl to, kad aš esu matęs tą sceną, tai aš jau žinau apie
Tai buvo gaila. Vat jau. Aš skaitau asmeniškai tuos 3 Berserkų filmus kaip rekapą. Tai yra paprastas rekapas. nelabai vykusi. Rekapas, naujai perdarytas. Nežinau, aš čia, man asmeniškai patiko. Įpešimas lievas, kaip filmai. Patiko man pravalas. dėl to, kad jis yra tamsus anime, kurių šiais laikais aš nifiga negaunu. Vien tik dėl to, tai čia, sakant. Gerai, grįžtam prie Legends of the Galactic Heroes. Jo. Aš noriu pasakyti visiems, ANDB reitingas jau yra 9,5. Tai Reitingas yra niekas nerealu. Taip, nes vaikučiai tiesiog net nežiūrėjo, kad būtų galima pamažinti reitingą. Ir nesugebėjo numušti. Čia žiūri, jeigu vaikučiai vis norite gerų reitingų, eikite žiūrėti į ANDB, bet patys nevertinkit, gerai? Gerai, kas čia turiu vaina? Tai tada aš paminėsiu Ghost in the Shell, pirmas filmas. Teisingai. Bet ne, jis 95, aš jį galvoju paminėsiu, bet jis 95 jau neįeina. Tai įeina dar 9. 25. Nu ne, jau imtinai, tai žinok, čia aš būčiau 5 pridėjęs. Nu gerai, tada jeigu gerai, jūs, tada naikink lau. Ne, okei, šitą padarė išimti filmui, nes čia vienas filmas. Aš šiaip apie jį irgi galvojau, bet jis, ką man užstrigęs, yra, tai pirmiausia muzika. Soundtrackas nerealus. Man tas soundtrackas, ir ta vaizdai, ir tokia sudaro atmosfera nerealią. Aš tam sakant, siužeto nebelabai atsimenu, kas ten ką darėsi, bet tie pojūčiai muzikos, tai atmosferos to miesto tokio, žinai, tai likė man tai iki dabar. Ir kas svarbiausia, kad visas piešimas, viskas toks, nepasakytum, kad to meto buvo, tiesiog atrodo, kai naujoviškai, kai dabartinis. Yra, man atrodo, dar išleistas kažkoks bliurėjus ar kas, kuris biškai yra atnaujintas, pagerintas. Bet man atrodo, jis blogiau. Jis yra Ghost in the Shell 2.0, tai yra antra versija, kur biškai įdėta kompiuterinės animacijos. Bet ten neskaičiau, kad pablogino, aš tai žiūrėjau, man tai taip. Aš irgi žiūrėjau. Nieko sakyčiau, kad blogo. Tikrai. Nu, čia yra turbūt asmeninį, nostalginį, tokia kaip ir palyginimas. Man patiko, nes tai buvo pirmas efektas. Antras žiūriu ir aš matau ją tenais kaip kažkur einančią ar krentančią, mat vaizdas Appleseedas automatiškai. Asociacijos. Appleseedą aš jeigu nusipirčiau DVD tam, kad jį naudot tulikę kaip popierį pasidėti dar kažką tai. DVD kaip tulikę popierį. Nu nežinau, čia būtų extreme. O muzika kūrė Kawai Kenji, o ne Yoko Kano sumaišiau biškai. Tikrai, čia yra kiberpunkinė klasika iš vis. Taip. Taip. Čia netgi tie, kas nemėgsta tokios kaip ir action fantastikus, čia yra toks politinis irgi lėto tempo anime, bet pamatyti vis tiek verta vien tam, kad susipažindinti su tuo kiberpunkų žanru. Toks meditacinis toks. Ir svarbiausia, nevertinti po to. Shiro Masamune, tai vienas iš stipriausių personų anime pasaulyje kūrė. Original Warką darė. Gerai, tada toliau mano eilė, ne? Turi dar kažką? Jo, aš dar turiu. Pasirinksim galbūt, pavyzdžiui... Dragon Ball'as paminėkis. Kaip ne tau, taigi ten tavo serialas. Aš žiūrėjau visą, jis žiūrėjau, dabar Dragon Ball Super žiūriu, kur eina. Tai kaip tu taip galėjai? Neprikaišiokit, paskui vėl man kartos Facebook'e. Tas tai, kad Tana man nepatinka, nes jisai nurašo gerus anime, o visokius šaunenus žiūri paskui, bet šitaip. Tai aš to norėjau. Kartais jo, kartais gerus nurašai be jokios. Dabar iš tokių paprastų bazinių snukiadaužių, klasikų, ką galiu paminėti, tai yra Ninja Scrollas. Jo. 93 metų. Tai yra, aš nekalbu apie tą televizijos serialą, tą iš iš karto kažkiek, bet tai yra tas filmas. Jis yra tamsus. Ten pamenu porą gerų kovelių tokių buvo. Ten ir buvo gerų kovelių, ten buvo šiek tiek nuogumo, kuris vėlgi yra kaip tų laikmečio nesupervertintas ir toks nėra niekinamas, bet kaip natūralus dalykas toks paprasčiausiai. Ir scenose, kurios tokios žiaurios personažai yra tokie bedas, o ne tokie nublizganti jaunuoliai ten su blizgančiais kompiuteriniais veidais. Viskas čia atrodo toksai, čia yra senenas, čia nėra šaunenas, čia yra vyresnė auditorija skirtas. Ten vaikučių nebuvo, kiek pamenu. Ne, čia yra rimtas. Čia gal su šiuolaikiniais laikais, jeigu šiek tiek mažesnio lygio action galiu palyginti aš su Shigurui nebent, bet Shigurui yra šiek tiek kitoks. O Ninja Scrollas tai yra tas ninja style animas, nuo kurio reiktų pradėti domėtis filmais ir serialais apie ninjas. Tai yra stiprus. Aš pasirodo net nebuvau jo įsidėjęs į listą kažkodėl tai. Na va. Bet aš jį tikrai matęs ir man jisai visai patiko. Čia visi turi būti matę, man atrodo, kas seniai žiūri anime, nes jisai toks visur buvo. Jis buvo antiek populiarus, kad jisai visur išmėtė, bet jisai geras. Nes kai būna populiarus anime, bet šūdas, kaip Sailor Moonas, arba Dragon Ballsai. Bet čia jis yra toks rimtas, nes galbūt dėl to kraujo, nukapotų pirštų, tų galvų visokių. Nevaikiškas. Ne, čia senenas yra, čia yra. Tų laikų senena yra jau čia. Čia kam Naruto patiko, tam netiks. Gal kaip tiks. Eik tu, tikras.
tikrai. Kaip tai gal tiks, Naruto nėra ten, kad nukerta galvas, taip ir rodo kraujai, ten kaip kaulai kokį išlindė, dar kažkas. Čia bus taip, tai patiks. Vaikamgi patinka žiaurumas. Pažiūrėk, kaip populiarus yra Elfen Laidas. Nu jo, iš tikrųjų populiarus. Nu, savo laiku buvo, dabar man atrodo, kad... Jisai mažėjam populiarumas po truputį, kaip visada numušinėjam reitingą irgi. Visiems geriem seniem anime numušinėjamas reitingas. Va tas mane labiausiai bėsi. Ką padarysi? Man tai dalampaški reitingai, aš nežiūriu jos. Tai ne, supranti, atrodo, nori, kad didesnė auditorija pamatytų jos. Ir kai pradeda numušinėti reitingus, pamato, tik tai ten 3-4 reitingas. Tai neįdomu. Ateina toksai daja, nepažiūri, oi, čia reitingas gavno. Gerai, aš pažiūrėsiu tą Ixion sagą, pažiūrėsiu. Jo, Ixion sagą pasižiūrėjau. Ne, vienu žodžiu, kas norės, tas pasižiūrės netgi be tų reitingų, nes pagal review skaičių pažiūrėsi pagal dar kažką tai. Nes, kažkas parekomenduos tokie seni kuinai kaip mes, dar kažkas. Tai va, sakau, tikėkime, kad į mūsų visus patarimus atsižvelgs bent kažkokį. Liste vis dėlto jį turėjau, tas pavadinimas ten japoniškas toks beryšio. Jubenin pučių. Jo. Jubi. Dėl to aš ir mėgsiu angliškas pavadinimas, o ne japoniškas. Ne, čia tai toks labai beryšio, nesuprasi, ką jis ten. Kas nors dar pridurs apie šitą anime, ką nors? Tai dar turi ką nors sąraše? Tiesa, aš galiu žinai ką pridurti. Aš gėdą, aišku, prisipažinti, pas mane serialas įvertinas geriau negu filmas. Nežinau, kodėl. Gal tas serialas ir įdomus buvo, nežinau. Čia kiekvienam, kiekvienam priklauso. Filmas 6, o serialas 7, kažkodėl tai. Klaidą galiu ištaisyti dabar. Turi ką nors tačiambiukas? Ne, viskas, aš jau tuščias. Gerai, dabar kas nori iš tokio labai sudėtingų simbolistinių mindfuckų, taip tariant, anime, tai čia jau stiprių nervų reikia, stiprių kantrybės žmonėms. Kas nori kažko neįprasto, tai yra Angel's Egg. O, čia yra žiaurus. Jis yra žiauriai simbolistinis, jame beveik nekalbama, beveik visiškai nekalbama. Čia aš įsivaizduoju panašiai kaip tas Cat Soap, ne? Čia dar žiauresnis yra. Čia iš vis yra žiaurus jis yra. Tai sakau, reikia turėti labai daug nervų kantrybės jam žiūrėti. Aš jį turiu pasisiuntęs, jisai pas mane diske guli, žinot, kiek laiko? Ilgai. Nuo 2010 metų kovo 4 dienos jis guli pas mane. Ilgokai. Bet aš vis jo nedrįstu pradėti žiūrėti. Aš atsimenu, aš kelis sykis bandžiau žiūrėti, aš man kantrybės neužteko, aš nulūždavau, arba užmigdavau, arba nežinau, kas būdavo, nes jis yra toks tamsus, jis yra toks lėtas, tavo stiliaus. Jo. Čia yra OVA 85 metų, 75 minutės. Bet sakau, kas nori kažko labai rimtų filosofijų, labai mėgsta krapštytis, knistis, analizuoti, tai sėkmė šitą žiūrint. Jis japoniškai, jeigu jūs norite, jeigu mėgstate japoniškai nesuprantamą kalbą kalbėti, tai yra Tenchi no Tamago, angliškai Angel's Egg, arba dar, kad tai vadinasi After Rabbit, čia yra rimtas dalykas. Gerai, aš mano sąrašo, aš daugiau nieko nebeminėsiu, nors dar turiu kažką pasiminėjęs. Tai man atrodo, mes čia neblogų klasikų pavardinėm. Jo, nes aš neminėjau tokių dalykų kaip Harloko serijos, kaip Galaxy Express serijos, kur yra Harloko visatoje vyksta, Gundamų neminėjau, visų tų, aš daug ko neminėjau, bet pradžiai užteks. Ne, dėl Gundamų tai ten aš bandžiau žiūrėti tos senuosius, man tai kažkaip nepraėjo. Ten jau per daug seni, ten jau tie iš 80-ųjų, ne, ten kur 76-ųjų, ten Gundamas, man atrodo, yra pirmas. Ten jau jaučiasi net ne piešimas ten kaip ir žiūrėti galima, bet veiksmas vyksta lygtai sulėtintai, žinai, ir tokias pauzės tarp dialogų, viskas, per seną jau, ten jau niekad nerekomenduoju. Netgi makrosas, pavyzdžiui, senosios, čia makrosai senieji, čia nereals, čia naujus šūdas, žiūrėkit senus. Kai ten žiūrėsi, kad ten, per daug. Nauji makrosai geresni, šitą pripažįstu. Ne, ten gal ir yra kažkaip ten siužetas geriau, gal dar kažkas geriau, bet sakau, ten neįmanoma įžiūrėti, nes yra, akmens amžius, urviniai žmonės ten darė jos. Jo, būt. Sakau, ten šneka, tukšt pauzė ir net nieko nevyksta tą pauzę, 3 sekundės nieko, nei garselį jokio, nes, žinai, šiuolaikinės anime vis tiek kažkas tai ten... Gal tau užstringa DVD žiūrint? Ne, DVD. Tai atrodo, kažkas garsiukas, kas nors, kamera pasisuks, kažkas kitaip ten. Ne, nieko. O tai tas 95 Macro 7, jisai toks ir yra? Ne, 95 nebus toksai. Vieną filmą žiūrėjau iš senų. Čia ne filmas, čia TV 49 epizodų.
aš bandžiau patį tą pirminį žiūrėti. Ai, 8-4 metų. Nu tai vat, Makros, Do You Remember Love. Nu tai vat, tas toks ir yra. Aš žiūrėjau filmą Makros Remember Love. Šitas vat geras, man visai patiko. Tas 84? Ja. Šitą žiūrėjau. Bet ten, matai, yra jau filmas, ten biškai toks jau, matyti, daugiau biškai darbo įdėta. Nu jeigu bi patinka, tai reiškia ir man patinka. O, čia kokia romantinė situacija buvo. Ne. Per giliai neri. Ne, čia tam filme ši romantinė situacija buvo labai nebloga. Ai, nu tai gerai, nepasako, kad reikės pasižiūrėti. Ne, aš apie jūs kalbėjau. Gerai, Rišo, mes nueisim iki ateitį nueisim. Tai ką galim pasakyti dabar mūsų tiems keliems žiūrovams, kurie... Dviem. Kurie dar pasižiūri retkarčiai. Nu, laikykitės, mes su jumis. Tradiciškai paskatinam biškį pakomentuoti kažką forume, pasidalinti savo klasikom, jeigu bent, kad ir kokiom žinot, nes manau dauguma žiūrovų šito visų 8, 7, 9, 10 klasikų nežinos. Pavadinkit savo klasikas. Ateities epizodom praveras, galbūt paminėsim kokias nors jūsų paminėtas klasikas. Nes, mes suprantam, kad ne visi klausytojai mūsų žino tokius dalykus, tai mes čia adaptuosimės. Jeigu turite tokių nors klausimų, kuriuos norite išgirsti atsakymą sekančiame epizode, tiesiog prašykit, kokią norit būdu. Taip, kokią akcijų biržė, kokias akcijas pirkti, norit paklausti. Ne, aišku, geriau penime, kad klausimas būtų vis dėlto. Jeigu norit paklausti apie šitos dabar visus pabėgėlius iš Sirijos, drąsiai čia mes. Taip, mūsų nuomonė, mes išsakysim nuomonę drąsiai. Mes aptartume. Mes cenzūruosim visą, ką sakysim, nesijaudinkit. Komentuokit, nepamirškite dalintis video, laikinti arba dislaikinti, jeigu labai nepatiko. Pasakykit draugams, kad yra toksai. Bet geriau nedislaikinkit, nesurėsiu, kur gyvenat, tai žinot. Susitiksim, girdėsim tiksliau sekančiame epizode. Okay, ate. Iki malonaus.